Mano šios dienos kalba vadinasi rugsėjo 11. Ar tiesa turi būti atskleista, ar toliau būti maskuojama? Jūs turbūt manote tai akivaizdu. Žinoma, tiesa turi būti atskleista. Tačiau tai priklauso nuo to, kokia yra tiesa ir kas esate jūs. Mūsų bendruomenės elitas nemano, kad tiesa turėtų būti atskleista, žinant, kokia yra tiesa. Aš sugrįšiu prie šio klausimo savo paskaitos pabaigoje. Pirma turim aptarti, kas yra tiesa. Dabar turint omeny rugsėjo 11 įvykių detalės, kas ir kaip būtent nutiko ir kas prie to pridė, mes to nežinome. Būtent dėl to mums reikalingas švarus tyrimas, kur būtų sušauktas teismas, žmonės būtų tikinami melo detektoriais ir jiems būtų grasinama kalėjimo, jei jie nesako tiesos ir neatskleidžia už tai atsakingus žmonės. Tai nebuvo padaryta. Tai buvo šimtmečio nusikaltimas, tai didžiausias nusikaltimas Amerikos istorijoje ir nepaisant to jis nebuvo ištirtas kaip koks vietinis banko apiplėšimas. Čia nebuvo švaraus tyrimo, kur atskleistų, kas iš tiesų tai padarė. Taigi to mes nežinome. Bet yra viena labai didelė tiesa, kurią bent 30% atvirai mąstantis žmogus gali žinoti jau dabar. Tiesa yra ta, jog oficiali versija yra neteisinga. Mes tai galime išnagrinėti kaip sąmokslo teoriją. Bent jau pas mus Amerikoje reakcija būna beveik refleksiška. Jei kas pasako sąmokslas, mes tai atsakom, aš netikiu sąmokslo teorijom. Bet žinoma, mes visi tikim sąmokslo teorijom. Sąmokslas tai tiesiog, kai 2 ar 3 žmonės slapta sumano padaryti kažką nelegalaus. Mūsų laikraščiai kasdieną pilni įvairių teorijų, tai sąmokslas. Žmonės rengiasi apiplėšti bankus, korporacijos sumano apmulkinti savo klientus ir taip toliau. Mes esame visi sąmokslo teoretikai, taigi būtume daug sąžiningesni, jei mes kartu su Michael Moore tiesiog pasakytume, šiaip aš ir netikiu sąmokslo teorijom, išskyrus tom, kur yra tiesa. Nepaisant to, žurnalistai ir toliau bando atbaidyti mus nuo šios frazės. Bando sumenkinti mus rugsėjo 11 tiesos idėjame kaip sąmokslo teoretikus. Ir leidžia suprasti, kad jei pasivadiname sąmokslo teoretikais, vadinasi parodėme, jog esame pamišėliai. Prezidentas Bušas pasakė tokią frazę iškart po rugsėjo 11. Jis pasakė, netoleruokite nesąmoningų sąmokslo teorijų apie rugsėjo 11 atakas. Bet ką jis turėjo omeny, sakydamas tai? Jis turbūt neturėjo omeny to, kad mes turėtume atmesti visas sąmokslo teorijas apie rugsėjo 11, kadangi ir oficiali teorija apie rugsėjo 11 yra sąmokslo teorija, pasak kurią Osama bin Ladenas kartu su 19 arabų musulmonų surengė lėktuvų pagrobimą su tikslu sudaužyti juos į pastatus. Taigi jis turėjo omeny laikykitės atokiau nuo nesąmoningų sąmokslo teorijų. Bet kas skaitytųsi nesąmoningas teorija? Prie šio klausimo prieisime mokslo filosofijos terminų pagalba. Yra konkuruojančios teorijos ir turim kriterijus padedančius nuspręsti, kuri iš jų yra gera, kuri bloga. Gera teorija būtų ta, kur neprieštrauja visiems faktams. Bloga teorija ta, kuriai prieštrauja kai kurie svarbus faktai. O nesąmoninga teorija, ko gero bus ta, kuriai prieštrauja visi svarbus faktai. Ir beje, būtent tokia yra oficialiai teorija. Jūs šioje šalyje gal ir negalvojat, kad Džordžas Vašingtonas Bušas yra ypatingai subtilus žmogus, tačiau faktiškai jis labai subtiliai čia pasakė. Jūs turite atmesti oficialią versiją, kadangi jie yra nesąmoninga sąmokslo teorija. Bet aišku, joks Amerikos žurnalistas nesuprato to subtilumo. Taigi, kodėl oficialiai teorija yra nesąmoninga sąmokslo teorija? Kadangi didžioji dalis jos elementų gali būti labai lengvai paneigta. Gerai, peržvelgime juos. Pirma, atakas organizavo Osama bin Ladenas. Antra, atakas įvykdė 19 arabų musulmonų, kurie buvo Al-Qaidos nariai ir jų lyderis buvo Muhammad Asado.
Trečia, ši Al-Qaeda teroristų grupė sugebėjo pagrobti 4 lėktuvus ir sudaužyti juos į pastatus, apeinant FAA, Federalinę aviacijos administraciją, bei JAV karinės gynybos sistemas, kurios sukurtos tokiems įvykiams išvengti. Ketvirta, šie protingi teroristai, sudaužydami lėktuvus į pastatus, į pasaulinės prekybos centro pastatus, sugebėjo visiškai sugriauti 3 pastatus. Penkta, jie taipogi sugebėjo sudaužyti lėktuvą į Pentagoną. Šešta, mes garantuotai žinome, jog atakos buvo surinktos Al-Qaedos, kadangi tai buvo vienintelė organizacija, turinti motyvų ir galimybių surengti tokią ataką. Septinta, mes galime tikėti, nes tai pilnai patvirtino rugsėjo 11 komisija, kuri buvo visiškai nepriklausoma bei nešališka komisija. Taigi, išnagrinėsim juos vienas po kito. Užsakovas Osama bin Ladenas. Šis pareiškimas, aišku, buvo panaudotas kaip pretekstas Afganistano puolimui, kur tuo metu buvo bin Ladenas, ir to pasekoje buvo pasiektas tikslas vykdyti karą prieš terorizmą arabų ir musulmonų šalyse. Tačiau niekad nebuvo pateikta įrodymų, jog Osama bin Ladenas buvo įveltas. Kolinas Pavelas pažadėjo ant balto lapo, kad pateiks įrodymus ir niekada to nepadarė. Tony Blairas pasisiūlė pateikti tokį dokumentą, pateikė vieną, tačiau tai jau pasakė, teismo jo turinys nėra pakankamas ir prieš Osamą bin Ladeną nebus keliama baudžiamoji byla. Taigi pakankamai drąsus eiti kariauti, tačiau bijo eiti į teismą. Talibanas pasakė Bušui, mums pateik įrodymus, kad Osama buvo įveltas ir mes mielai tau jį išduosim. Mes atsisakėm. Dabar praėjus 2 mėnesiams Bušo administracija pasakė, nereikia jokių įrodymų, kadangi mums pasisekė surasti video, kuriame Osama pats prisipažįsta dėl atakų. Kadangi prieš tai jis sakė, jog jis nebuvo įveltas, bet jūs galite rasti šį video per Google pavadinimu netikras bin Ladeno video ir jūs rasite jį ir pamatysite, kad vyras tame video žymiai tamsesnis, pilnesnis, turi platesnę nosį nei tikras Osama bin Ladenas. Vienintelis dalykas, ką jie turi panašaus, tai kad abudu su barzda. 2001 Liepą įvyko atsitikimas, kuris leidžia spėti, jog Osama vis dar dirbo CIA, nes jis tuo metu, žinoma, dar buvo Afganistane ir buvo prieš Sovietų sąjungą. Kadangi vienas labai gerbiamas žurnalistas pranešė, kad Osama buvo Amerikos ligoninėje Dubajuje, gydomas amerikiečių gydytojo, ir kad kol jis gulėjo ligoninėje, jį lankė vietinis CIA agentas. Galiausiai tai ne tik mūsų judėjimo nariai, kas sako, kad nėra įrodymų, jog Osama buvo įveltas. Kiek blogas yra mūsų FTB? Nueikite į FTB tinklapio labiausiai ieškomos asmenų sąrašą, raskite tenais bin Ladeną. Jūs rasite, kad jis kaltinamas įvairiom teroristiniam atakom, bet ne vieno žodžio apie rugsėjo 11. Edas Hasas, kuris turi tinklapį Mucracker Report, paskambino į FTB pasiteirauti, kodėl Osamos neapkaltino už rugsėjo 11. Reksas Tumas, FTB tyrimų publikacijos viršininkas, atsakė taip. Priežastis, kodėl rugsėjo 11 nėra minima Osamo bin Ladenos nusikaltimų sąraše, ta, jog mes neturime pakankamai įrodymų, siejančių jį su rugsėjo 11. Taigi tiek pirmam punktui, eime prie antro. Atakos įvykdytos 19 arabų musulmonų. Vienas elementas šioje istorijoje tas, jog šie vyrai buvo labai dievobaimingi ir žinoma buvo pasirengę sutikti jų sutvėrėją. Taigi ryžtis savižudybei jam būtų jokia problema. Oficialioji rugsėjo 11 komisija